Esu Stasys Urbonas, atvykau iš Vilniaus. Norėjau labai savo akim pažiūrėti, pamatyti. Daug girdėjau, bet daug įdomiau yra patirti, kas čia darosi. Labą dieną, gerbiamoji vilniečiai. Atėjau. Bet sakau, dabar Lietuvos centras čia yra ne Vilnius. Ne tik centras, parlamentas. Parlamentas, viskas čia yra sveriama. Teisybė, į kurią pusę lėkštės pasvirs. Į vieną gali. Lėkštės krypti. Juozas tai labai optimistas, bet mums tai taip dar gerai neatrodo viskas. Nu, šiaip ar taip aš irgi optimistas. Čia kažkas turi išsirutuliuoti. Labai svarbus dalykai. Galbūt matant visą tą problemą, ne tik jūsų ir šitą, tai bet plačiau pažiūrėjus, tai čia iš tikrųjų jums stiprybės palinkėčiau. Nu va, žiūrėk, tai čia tau čia ananasą mėgsti? Ananasų. Gerai, su draugais pasidaryti. Gerai, prašau. Ir dar, vaikai, vienas čia toks žaisliukas jums. Žinot? Va, Ryčio Umbraso fotografija. Ryčio Umbras? Ryčio, jo. Visos parodos leitmotyvas yra okupacijos epocha, visas sovietmetis, yra kaip asfaltas. Asfaltas, kuris uždengia visą dirbamą Lietuvos žemę. Ir visa gyvybė, visa augmenija atsidūrė po asfalto. Ir jeigu visą leitmotyvą pasižiūrėjus, tai yra augalų susirėmimas su asfaltu, su akmeniu, su šaligatvio plytele. Saugumo rūsio, kuriame mano paties tėvas kalėjo, langas, orlaidė, ortakis. Tai jeigu dar sovietmečių represijų metais dar oras bent įeidavo, tai dabar niekas nebegali, nei įeit, nei išeit. Užpustyta dulkiam, purvu, samanam užaugę, ir tebekaba ta sovietinė spyna. Bet vis dėlto kvėpavimo vis tiek neužrakinsi. Augalai vis tiek, prasiveržia, prasilaužia. Ten tokia įdomi fotografija yra iš Kauno antro forto. O čia yra valstybinis kelias pirmin. Tiesiai nėra išeičių. Gyvenimas niekada nebūna tiesus. Visada ir kuo ta kelias įvairiau vingiuoja, tuo įdomesnis gyvenimas, tuo patirtis įdomesnė. Va, tai yra du keliai, reiškia, kairėn dešinėn, nes tiesiai akligatvis, arba aukštyn. Čia netikėtai apsnigta skulptūra Kauno Šančių ąžuolyne. Bet man labai priminė tai po sausio 13-osios berods Justino Marcinkevičių žodžius. Kaip čia atsitiko, kad tomis dienomis dangus pasidarė taip arti mūsų. Bet tai ne mes pakilome arčiau dangaus, tai dangus nusileido žemiau mūsų. Toks motinos palinkimas.
Vėliava yra savotiškas šiandienos Lietuvos testas. Testas. Teisybės nuojautos ir panašiai. Taip, mes esam Janina ir Ladas Girūnai iš Kanados, Otavos. Ir sekam visą laiką įvykius, kurie vyksta čia Kaune. Ir mes tikrai širdimi su visais ir nežinau, ar čia verta sakyti, bet mes galvojam, kad mes visi lietuviai vieną dieną turėtume susirinkti visi kartu, sueiti ir sukilti ir pareikšti viešai savo nuomonę. Ne tik tai aš ir mano vyras, jūs, ar giminės, ar keletas žmonių, bet aš galvoju ir mano vyras galvoja, kad laikas prezidentai ir visai šaliai susirinkti kartu ir siekti teisingumo. Taip, ne, taip ir kaip ir mes matom per televiziją dažnai, tai ne, čia tik patvirtino visą, kad viskas taip yra kaip. Patvirtino, ką mes galvojam ir jaučiam, galbūt dabar viskas artimiau daugiau ir labai norėtume, kad mergaitė būtų laiminga ir pasiliktų su globėjas ir neatiduota būtų laimutė, kurią mes tikrai galvojam, kad tikim, kad surišta su blogais žmonėmis, kurie užima aukštas pareigas ir vadovauja Lietuvai ir juos galbūt tikrai nelengva nugalėti, bet aš galvoju, jeigu mes visi lietuviai ir visa Lietuva mes susimtume kartu, tai tikrai mes daug padarytume. Pažįstam. Inkila dailės mokytoja yra atėjusi. Mokina tokios turkiškos dailės. Grįžę į Kanadą papasakosim draugams ir kad čia apsilankėm, kad buvom ir savo nuomonę ir susirinksim kartu ir papasakosim ir parodysim nuotraukas ir tikrai įtrauksim žmonės į tą. Dauguma žmonių tikrai labai pergyvena ir seka ir žiūri ir tikrai, kaip sako, ir širdim, ir dūšia, ir protu palaikom šeimą ir palaikom šitą situaciją. Čia namai labai geri žmonės saugantys linksmi ir vaikučiai sauga, jų ramybė, kad oriniai saugo.